Žmogus, kuris neturi valios, nepasitikė savimi. Jis nieko negali pasiekti, nes bijo visko. Kaip pažadinti valią? Visų pirma, reikia aktyvuoti galvos smegenų centrus bei protinę veiklą. Reikia įgyti žinias ir supratimą apie save ir gyvenimą. Kodėl esame šioje žemėje ir kokios yra mūsų užduotis? Reikia įgyti žinias, kurios atskleidžia supratimą apie žmogaus prigimtį, slypinčią kiekvieno iš mūsų viduje. Atskleidžiančią prigimtį žmogus supras, kad ji yra dieviška ir jam nėra ko bijoti. Nustojus bijoti, aktyvuojasi valia bei smegenys. Neuronai pradeda veikti kitame lygyje, taip pat atsistato ir hormonų veikla. Baimė yra glaudžiai susijusi su hormonų sutrikimu, todėl labai svarbu tobulėti dvasiškai.